Sveiki, gerbiami žiūrovai. Šiandieną mes pakalbėsime apie spąstai būti žinomu. Ir ar kiekvienas garsus dainininkas, aktorius, žinomas žmogus Lietuvoje ir pasaulyje iš tikrųjų yra laimingas. Paimkime situaciją, pavyzdžiui, mano pažįstami nuvažiavo į Druskininkus ir Druskininkuose į vandens parką atėjo žinomi Lietuvos žmonės. Tai kai tie žinomi Lietuvos žmonės valgė, tai visi juos žiūrėjo. Ir svarbiausia, žiūrėjo ne po 1, ne po 2 sekundės, o po 5-10 sekundžių. Dabar negalėtume atitraukti akių. Nors tie žinomi Lietuvos žmonės važiavo į Druskininkus tam, kad galvojo, galbūt atvažiuos Lenkai ir jie galės ramiai pabūti, atsipalaiduoti. Kaip tu gali atsipalaiduoti ramiai, jeigu tu nueini kažkur ir į tave spauksų žiūri, nori su tavim kokią ten nuotrauką pasidaryti, atbėgti. Mano vienas klientas pažįsta vienoje šalyje garsų komiką ir patikėkit manimi, tas komikas publikoje visuomenė nesijaučia patogiai, kadangi mano klientas pabuvus su juo porą dienų ir jisai pamatė tą visą virtuvę iš arti, kaip atrodo. Kai jis išeina į visuomenę, jis sulaukia labai daug spaudimo, kadangi jis turi save prisižiūrėti, turi pastoviai gerai atrodyti. Jis negali važiuoti su paprastu automobiliu, turi važiuoti su prabangiu automobiliu, nes tai atspindi ale sėkmę. Ir sakė, tas komikas prisipažino, tam klientui taip maloniai, nuoširdžiai pašnekėjo, kad sakė, kad jis tiesiog klientas matė iš jo kūnų kalbos, iš jo akių, kad jis nesijaučia laimingas, kad jis patiria labai daug streso iš aplinkos. Kaip vyksta, pavyzdžiui, Amerikoje? Tai turime garsų irgi dainininką vieną ir jie, kaip ir sakiau, kažkuriame video minėjau, kad jie nusiperka Kalifornijoje namą prabangų, jie su kita žvaigždė gyvena, vienu namų dalyje gyvena, kitas kito, žodžiu, namą dalinasi abudu per pusę. Ir jie niekur visuomenėje negali išeiti ir būti. Kiek jūs matote žvaigždžių gatvėje, kiek jūs matote žvaigždžių restoranuose, kiek jūs matot žvaigždžių kavinėse? Labai mažai. Praktiškai jų nebūna, nes jie nepatogiai jaučiasi, jie pastoviai galvoja, ar čia mane kas nors mato, gal mane čia kas nors fotografuoja, kaip aš čia atrodau, ar aš pasitempęs, gal mane per kažkur parodys ir taip toliau. Tie žmonės, kai yra sukūrę savo asmenybės, jie žmonių galvose sukuria savo dirbtinį netikrą žmogų. Tie žmonės yra sukūrę kitų žmonių galvose dirbtinę personą, dirbtinę asmenybę. Pavyzdžiui, vyras aktorius, žinomas Lietuvos, yra sukūręs dirbtinę asmenybę, pasitempęs pastoviai, pasitikintis savimi labai, užtikrintas, rimtas, solidus. Ir visi žmonės galvoja ir įsivaizduoja, kai jį pamato, kai jis toks turi ir būti. Nes taip jisai save pristato. Ir tarkim, yra garsus Lietuvos komikas, tarkim, kuris visus juokina. Jį pamato visuomenėje žmonės kaip labai rimta ir negali patikėti. Tai blem, toks juokutis per televizorių. O dabar jis čia toksai rimtas. Negali patikėti ir jau jį žiūri kreivai. O pagalvokit, kiek tas žmogus komikas jisai patiria spaudimą iš visuomenės. Yra begalė kitų pavyzdžių, kaip pavyzdžiui yra moteris, žinoma dainininkė Lietuvos vėlgi. Ir nei vienas vyras, kiek paklausė, nenori būti jos antrąją pusę. Ir žinote dėl ko? Dėl to, kad jinai yra žinoma. Dėl to, kad su jie tas vyras visuomenėje ir asmeniniam gyvenime patirs spaudimą. Patirs spaudimą iš aplinkinių ir jam neis atsipalaidavusiai gyventi su juo ramiai. Ir jums tai atrodo, ir čia yra toks sukurtas apgaunamas paveikslas, atrodo žvaigždė, čia visi norėtų būti žvaigždė. Bet jūs neįsivaizduojat, kokie tie iš tikrųjų žvaigždės yra nelaimingi viduje. Kadangi jie negali atsipalaidavusiai gyventi visuomenėje, yra sukurtas dirbtinis personažas kitų žmonių galvose apie tą žmogų, kurį įsivaizduoja, ir tas žmogus
ta žvaigždė vadinama yra įspausta į tam tikrus rėmus, kaip turi elgtis, koks turi būti, nes toks yra, jisai sukurtas toks personažas. Dabar yra daug ir merginų, daug ir vaikinų, kurie nori tapti žvaigždėmis, nes jie kopijuoja tas žvaigždės. Mūsų pasiūlymas būtų, jūs gerai pagalvokite, kaip jūs atrodys asmeninis gyvenimas tapus tokia ir ar verta savo atvaizdą pateikti viešai, išsiviešinti save, ar verta rašant kažkokias knygas, straipsnius, pateikti žmonių vardus, išviešinti kitų žmonių gyvenimus. Nes jeigu jūs paviešintisite kitų žmonių gyvenimus, kaip pavyzdžiui yra du gan garsūs Lietuvos komikai ir jų žmonos, ta prasme, nėra patenkintos, ten tie juokeliai yra ne iš bet ko sukurti. Žmonos yra nepatenkintos, kadangi asmeninis šeimos gyvenimas yra viešinamas juokeliuose kitiems žmonėmis. Juk žmonės tai žino, su kuo tas komikas draugauja ir su kuo jis turi ilgalaikius santykius. Ir jisai, kai sako savo juokelius, mini savo žmoną, taigi viskas eina asmeniškai tai žmonai. Kitų žiūrovų galvose kuriasi apie tą žmoną jau įsivaizduojamas personažas, tas dirbtinis intelektas, kur vėl tą žmoną įspraus į susikauščiusios moters ribas, viešinama jinai yra. Ir nemėgsta. Ir patikėkit manimi, garsūs žmonės turi mažai moterų, garsūs žmonės yra nelaimingi, garsūs žmonės tik tais sėdi namuose, užsidarę vadinamuose auluose, rašo reportažus, rašo scenarius savo kitiem pasirodymam ir jie tik yra tie ereliai vadinami arba tiesiog jau tokie labai pasitikintys savimi, kai išeina ant scenos parodo ir jis galvoja, vau, jau jo gyvenimas tai toks super, negaliu patikėti. O iš tikrųjų daugiausia moterų turi tie vyrai, kurie visuomenėje, Google'e, Facebook'e nėra žinomi, kur vyrai, kurių intencijų moterys negali numatyti, sužinoti, vyrai, kurie neturi susikūrę dirbtinių personažų, asmenybės ir nėra įsprausti į rėmus. Tokių aš vyrų pažįstu ne vieną ir mūsų klientai yra būtent tam tikrai, jeigu situacija iškyla ir siunčiami pas tokius mokytojus ir mokinasi su jais. Vėlgi, ką aš tai noriu pasakyti, kad mūsų pasiūlymas yra, jeigu tu kada ir kursi kokią paslaugą ar produktą, nepakliūk į spąstus. Kada tu tampi žinomas, kada tavo atvaizdas yra žinomas, tai yra sukurtas dirbtinis žmogus. Kurk ant brandų, kurk ant pavadinimų, nekurk ant savo atvaizdų, kurk ant silueto, kurk ant kūnų, kurk ant to, kas nesiasmenina. Ir tada tu išsaugosi savo privatų asmeninį gyvenimą ir nepateksi į vadinamus spąstus būti žinomu. Kitas pavyzdys, aš niekuomet nenorėčiau būti, pavyzdžiui, žinomu dainininku iš Ispanijos, kur ten moterys alsta dėl jo. Aš seniau būdamas jaunas, žiūrėdavau tuos koncertus ir galvodavau, blemba, jeigu aš būčiau juo. Moterys tiesiog tenais alpsta, lipa ant tos senos, nori ten sustaip. Bet iš tikrųjų, giliau pažvelgus, kad tas žmogus yra labai nelaimingas ir iš tikrųjų nei viena moteris nenorėtų būti jo antrąją pusę, kadangi patirtų didžiulį spaudimą. Aš paklausiau savo vienos draugės moters, kuria yra 45 metai, tai yra brandi moteris, daug gyvenime patirčių turės, aš paklausiau, ar tu norėtum būti šito žinomo dainininkų žmona. Jinai vienareikšmiai sakė, žinoma, kad ne. Aš paklausiau, ar tu norėtum būti žinomu šito didžėjaus žmona? Atsakymas ne. Ir patikėkit manimi, moterys nenori. Moterys nenori tų žinomų vyrų. Dėl to, kad su jais bus kitos problemos. Žurnalistai paskui laksto, fotografai viešina jų privatų gyvenimą. Ir kaip jie gali tada būti laimingi, kaip visi viską apie juos žino. Nepatekite į spąstus būti žinomu. Kai tu esi žinomas, kai tavyje yra sukurtas dirbtinis personažas, asmenybė, į tavo gyvenimą ateina ne tie žmonės, kurie iš tikrųjų tu norėtum, kad ateitų. Tai yra žmonės, kurie nori tavo pinigų, žmonės, kurie nori tavo savybių, žodžiu, žmonės, kurie nori naudos iš tavęs.
Ir būtent tu niekada nesijausi laimingas, kadangi tie žmonės tavimi draugauja dėl tam tikros naudos akivaizdžios, kažkokios, kai tu turėsi žinomas. Bet kai tu to netenki, tu neteksi tų. Tai yra, tie žmonės atėję nauji nesistengia pažinti tavęs tikrų viduje, koks tu iš tikrųjų esi kaip žmogus, gražus žmogus, išskirtinė būtybė. Jie būtent bendraus to sukurtų dirbtiniu tavimi. Na, pavyzdžiui, mes žinome Lietuvos garsų komiką, kuris juokina visą Lietuvą. Ir dabar įsivaizduokit, ateinat jūs į vakarėlį gimtadienį, ateina tas komikas prie stalo ir kokį jūs susikūrę esat įvaizdį apie jį. Jisai yra juokdarys. Nu, ta prasme, kad turi visus juokinti. Ir dabar jisai sėdi prie stalo ir nejuokina nei vieno. Ir jūs susistebitės. Blemba. Per anekdotus, per televiziją. Jisai visus juokina, o dabar jisai negali mūsų prajuokinti. Ir jūs nebenorit su juo bendrauti. Jūs net norit santykius nutraukti, kadangi jis neatskleidžia tų savo savybių, dėl kurių jų būtent jisai ir patiko. Ar jūs nesidomit jo vidumi, koks jisai yra iš tikrųjų žmogus. Kodėl iš jaunų žvaigždžių daromo šou? Iš jaunų žvaigždžių daromo šou dėl to, kad jie yra nepatyrę, jie turi jaunas sielas ir jie nori būti žinomi. Nes būti žinomu tai yra instinktas, tarsi tau atneš saugumą pinigus. Ir jie veržiasi į tą sceną, nori būti žinomi, susigadina savo privatų gyvenimą, susikuria savo dirbtinį tą personažą ir iš tikrųjų po to supranta, kad padarė klaidą. Tai yra Lietuvos garsaus krepšininkų žmona padariusi klaidą, jinai stojo ant kamerų, ne jos kamerų. Jinai stojo ant kitų kamerų, tai yra, kas turi kameras, tas turi galią, nes tai yra jų produkcija. Ir jie nufilmavo tą moterį nuogą, kai jinai atėjo į tokį kaip castingą vadinamą. Ir įsivaizduoju, kai buvo tos moters vestuvės, žurnalistai, tie kabutėse, kurie nori tau padėti, per tavo vestuves paleido tą vaizdo įrašą, įsivaizduok, per visas žiniasklaidas, kaip ta moteris supranti, kokia jinai buvo. Nu taigi buvo jauna siela ir darė klaidą, žinai. Tai vat ir į televiziją ir ieško naudų. Ir jūs galvojat, kad yra sunku į Lietuvos televiziją papulti? Reikėtas labai paprasta, labai lengva. Jiem kaip tik reikia tų vat jaunų, kvailų veidų, kurie vat eina, viešinasi, daro. Jiem reikia parodyti. Jiem tie seni veidai yra jau atsibodę. Jie nori naujų veidų. Naujos mėsos.